Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie energiją. Kaip jos turėti. Ir man iš karto norisi jūsų paklausti, kam jums jos reikia? Kvailas klausimas sakysit, aišku, sakysit, juk mes gyvename, juk žmogaus sveikata priklauso nuo energijos, kiek jis yra gyvybingas, kiek jis yra energingas. Bet iš tikrųjų mes dabar kalbam apie tą energiją, kurios taip pradeda trūkti rudens, žiemos metu ir mes pradedam sakyti, kad aš nebeturiu energijos, man reikia kažką daryti, man tikriausiai reikia sportuoti, man tikriausiai reikia vartoti vitaminą D, man tikriausiai reikia keisti mitybą arba net žmogus pradeda galvoti, kad o galbūt aš sergu. O iš tikrųjų tai energija iš tiesų yra labai susijusi ne tik su žmogaus sveikata, bet ji labai priklauso nuo to, kur jūs gyvenate, priklauso nuo gamtos ritmo, priklauso nuo žemės vibracijų, priklauso nuo saulės energijos, priklauso nuo jūsų vibracijų, nuo žemės vibracijų, priklauso nuo daugybė kosminių dalykų, net nuo mėnulio, žvaigždynų išsidėstymo ir taip toliau. Yra dalykų, kurie žmogų veikia, kiekvieną žmogų veikia visame pasaulyje, bet mes labai dažnai pamirštame, kur mes gyvename, mes labai pamirštame savo šaknis, mes labai norime būti energingi visada, mes norime valdyti aplink mūsų supantį pasaulį, valdyti gyvenimą ir nenorime paklusti nei visatos, nei kosmoso, nei gamtos įstatymų. Ir didžiausia galbūt problema yra ta, kad žmogus įsipainioja save į susikurtus įsipareigojimus, tai yra darbas, nuolatinis bėgimas, įtampa, stresas, kažkokie tai begalinų tikslų išsikėlimas ir nuolat visą laiką atrodyti gražiai, toks priežastis yra for fun, energingai ir mes to natūralaus kūno būvio, kada kūnas tiesiog nori pailsėti, kada kūnas tiesiog nori pabūti ir atgauti jėgas, mes to nepripažįstame, mes tam neturime laiko, yra nuolatinis savęs prievartavimas, iš tikrųjų nuolatinis prievartavimas, prievarta prieš patį save. Ir mes sakome, aš myliu save, bet iš tiesų, kokia prasme, tai kad mes nuolat save verčiame miegoti tiek ir ne kitiek, nuolat save verčiame eiti, sportuoti, spirti savo į užpakalį, aš dabar neturiu energijos, tai reikia man matyti spaudimas nukrito, reikia pasikelti, reikia judesį kažkokiam tai būti, reikia aktyviai judėti, reikia galbūt druskos kokios, reikia galbūt mitybą ten, daugiau žalių ir taip toliau. Mielieji, mes taip pasiklydome, kad jūs net neįsivaizduojate. Ir atrodo, tiek daug noriu pasakyti, nežinau tik tai nuo ko pradėti. Visų pirma, tai prisiminkime tai, kur mes gyvename. Dar kartą paminėsiu, kad mūsų gyvybingumas iš tikrųjų labai priklauso nuo saulės energijos. Tai jokia nepaslaptis, ar ne? Ir žiūrėk, mažiau saulės ir mes tokie kaip sulėtėję driežai pasidarome ir norisi prie pečiaus tik sėdėti, bet mes neleidžiame sau tai daryti, mes kur jau ten, nors iš tiesų gamtos ritmas mus labai sureguliuoja ir aš visą laiką sakau, kartais gyviai, augalai, gyvūnai yra žymiai protingesni už žmogų. Žiūrėkite, kas atsitinka rudenį, kas atsitinka žiemą, medžiai numeta lapus, jie sustingsta, jie peržiemoja, jie laukia savo naują etapą. O mes nepripažįstame, kad ruduo, žiema yra kitas etapas ir čia lygiai taip pat, kaip atrodytų, jeigu medis visom savo išgalėm syvais viskuom stengtųsi išlaikyti lapus prie savęs prisilipinęs, kad žaliuotų, išspaustų visas sultis iš savęs, numirtų.
Kodėl jūs, mėlyjeji, galvojate, kad su jumis yra kitaip? Iš esmės, jūs esate sąmoningos būtybės. Iš esmės, jūs turite protą, o jūs skiriatės nuo augalo. Bet jūs to nenaudojate savo kaip dieviškai būtybei. Jūs turėdami šituos įrankius, sąmonę ir protą, jūs atskiriate save nuo gamtos, nuo visatos, nuo ritmų, nuo Dievo. Jūs nuolat norite bėgti, jūs nepripažįstate, kad gamtos ciklai visada, visata yra dėja galingesni negu jūs. Tai yra labai gražu, tai yra tobula. Jeigu driežas, kuris žiemos metu sustingsta, pasidaro lėtas, stengtųsi iš visų išgalių išspausti visas sultis ir kuo daugiau judėti, dar kokį musę pagauti, nes reikia, jis numirtų. Kodėl? Mes esame veikiami dieviškosios energijos, kuri nuolatos teka per mus. Nuolatos. Daugiau ar mažiau, tiek, kiek mums reikia. Kai mes tam prieštaraujame, mes pradedame, aš labai dažnai žmonėm, kurie kreipiasi į mane dėl sveikatos sutrikimų, sakau, nustokite spausti iš savęs sultis. Mes kaip ta citrina. Ir spaudžiam, kiek aš dar galiu. O paskui mes pradedam stebėtis, kodėl aš sergu, kodėl man skrandžio problemos, kodėl man inkstai taip dirba, kodėl pas mane depresija. Kas yra labai paprasta. Mes žinome, kad mums reikia saulės, kad saulė duoda energiją. Mes važiuojame į šiltus kraštus, mes lendam į soliariumus. Nuvažiuoti į šiltą į kraštą, galbūt gauti saulytės nėra blogai. Tai yra viskas gerai, bet mūsų kūnai tai iš tikrųjų stresas. Dėl to, kad mes gimstam čia ne šiaip sau. Tai yra mūsų genetinė informacija, mūsų kaiminė informacija, net mūsų sąmonės lygis priklauso nuo to, kur jūs gimėte. Nes jūs gimėte Lietuvoje, ar Slovakijoje, ne šiaip sau. Jūs gimėte dėl to, kad tauta tai yra to paties sąmoningumo lygio žmonės. Ateina sąmonė į to lygio ir jinai ateina su tikslu. Nes čia jai yra suteiktos visos galimybės augti tiek, kiek ji gali. Nuvykti į kitą šalį, gauti saulytės nėra blogai. Tai yra truputėlį stresas, ne? Važiuojam, gauname energijos, kiek yra atveju, iš tikrųjų tai yra tikslinga, mes pasipildom, grįžtam čia, mes kaip ir turim vėl tos energijos, mes sušilėk ir tą patį driežą nuvežtų ten, kur yra saulė, jisai atgis, subujos ir atvežus čia jisai vėl sustings, ar ne, jisai turės vis tiek prisitaikyti prie šitų sąlygų. Tai mes truputį kaip ir padisponuojam tą mūsų, kaip sakoma, imuninę sistemą, bet iš tikrųjų verčiam daugiau ir mažiau įsibalansuoti kiekvieniems. Tai tai yra gerai, yra daugybė atvejų, kada žmogus nuvažiuoja, grįžta, sako, aš jau nebeturiu nei peršalimo ligų, nei viso kito. Iš tikrųjų visa tai yra paremta visai kitu, dėl to, kad žmogus išvykęs pakelia savo vibracinį dažnį, dėl to, kad jisai džiaugsme, įspūdžiuose, jisai tampa tokiu trumpą laiką vaikų, kada jam viskas įdomu, tai yra aukščiausias vibracinis dažnis, kurį mes galim tuo metu išspinduliuoti ir visą tai veikia vėl mūsų kepenis, tai veikia mūsų vibracinį dažnį, mūsų vidinę būseną ir taip yra veikiama imuninė sistema. Bet apie tą energiją, tai iš tikrųjų grįžus mes vis tiek turime vėl prisitaikyti ir gyventi su tuo, kur mes esame. Dar viena klaida yra tai, kad žmogus, kai nepriima kaip normalaus dalyko energijos nebuvimą. Vėlgi pasižiūrėkim net į savo protėvius, kada jie iš tikrųjų vasarą aktyviai dirbo, pavasarį triūsdavo, ar ne? Na, jie galbūt buvo žemesnio sąmoningumo, bet pas jį intuityviai, jie buvo arti gamtos, jie jautė gamtą, ne? Jie galbūt mažiau žinojo, mažiau suprato, bet jie jautė gamtą ir pavasarį dirba, vasarą dirba, rudenį, kol dar gali ar ne, o po to jie tarsi sustingsta, jie
prie pečiaus, mezga kojines, neria vilnas, tai yra mažiau aktyvus judėjimų, mažiau buvimų gamtoj, realiai. Jie kaip tie šaltakraujai gyvūnai kažkur šiltesniai patalpoj ir jie iš tikrųjų jie sirgdavo mažiau. Iš tikrųjų sirgdavo mažiau, nes nebuvo tos nuolatinės prievartos. Va, dabar sakysi, nu tai kaip gyventi be tos prievartos, juk aš esu darbe, juk aš turiu vis tiek tai padaryti. Tai yra mūsų pasirinkimai. Net jeigu jūs esate tame darbe, jūs turite suprasti, kad jums reikės lėčiau ten nuveikti, galbūt jūs mažiau darbų galėsite padaryti ir su to jūs turite susitaikyti iš anksto. Gali būti taip, kad jūs iš tiesų jums trūks tos energijos, jūs grįžus namo norėsite daugiau pagulėti, ar ne? Ir mes va šitos būsenos nepriimam kaip natūralios, nes nesuvokiam, kad tas pavasaris jis ateis ir jūs tą energiją tikrai turėsit. Žmonių yra labai daug, kurie jau suvokia, kad ruduo, žiema yra be galo nuostabus laikas dvasiniam augimui. Tarsi pati gamta, pats gyvenimas mus pastumėja link to, kad žmogau, dabar jau tu bent dabar gebėk, turėdamas ramaus laiko, turėdamas tam tinkamas energijas, kada tau padeda gamta, visata, tokiu pabūk maldoj, atrask mane, susijung su manim, tau yra visos sąlygos suteiktos. Rask, gamta susikaupusi, gamta rami, rask mane savo širdį dabar. Bet mes ir tai pamirštame. Mes prisidegam daug šviesų, mes bėgame į prekybos centrus, kur yra muzika judra, o gal tai mane išjudins. Arba matome, kaip kiti, wow, pripumpuoti. Ką tai reiškia? Dirbtinai sukelti energiją mes iš tikrųjų galime. Tais pačiais įvairiais maisto papildais. Tais pačiais, ta pačia prievarta, dirbtinė, kada mes daug judėsim, mes tikrai energijos daugiau turėsim dėl to, kad kraujotaka mūsų suaktyvėja, energiniai receptoriai pradeda veikti kitaip, bet tai yra tas sulčių spaudimas, kaip aš sakau. Mes galim užkurti savyje ugnį, bet ta ugnis, jinai nebus ta visatinė, pildanti mus ir padedanti mums augti, išlaikyti sveiką kūną. Tai bus ta energija, ta ugnis, kuri iš mūsų išspaudžiama. Ir patarimas mano yra tik vienas, neversti savęs, taip, iš kažkur gauti tą energiją žūtbūtiniu būdu, bet mes turėtume subalansuoti energiją. Subalansuoti, tai yra gauti tos gyvybinės energijos tiek, kiek šiuo metu mums yra reikalinga. Mes turėtumėm kelti savo vibracijas, kuo aukštesnio vibracingumo maistu. Mes turėtumėm šildyti savo kūną šiltų maistų. Mes turėtumėm atlikti tam tikras kvėpavimo praktikas. Iš tikrųjų labai daug padeda cigūno tam tikri pratimai. Visa tai padeda harmonizuoti energiją. Harmonizuoti ir leisti sau daugiau pailsėti, atskrido zylė prie lango, kaip gražu, leisti sau pagulėti, leisti sau paskaityti, leisti sau pamėgsti, leisti sau bandeles pakepti, leisti sau pabūti stebėtoju. Tai leis jums sugrįžti į save, tai leis jums neišeikvoti, neišspausti ir savęs sulčių, o sėkmingai peržiemoti, sulaukti pavasarį. Jūs sulauksite pavasario sąmoningesnis, prisipildęs gyvybinės jėgos, dvasingesnis. Jūs sutiksite saulę pilni energijos. Jūs būsite neišspaudę savęs. Kiekvienas organas nebus išspaustas, prispaustas, perspaustas, nebus atšalęs ir nebus perkaitęs. Jis pilnai gebės priimti saulės energiją, atkurs jumise judrą natūralią. Jūs būsite sveikas žmogus, jūs būsite laimingas žmogus. Vasarą jūs neturite tiek laiko knygai. Vasarą jūs neturite laiko, kada galite pačiupinėti nuostabų augalėlį.
gėlytė, visa tai, kas yra šalia jūsų. Jūs neturite laiko numegzti savo vaikui kojinių. Dabar jūs galite tai padaryti. Buvo klausimas, o kaip yra su vitaminu D? Visi kalba apie tai, kad šaltuose kraštuose gyvenantys žmonės trūksta vitamino D, kad vitaminas D yra labai reikalingas mums. Pradėkime nuo to, kad vitaminas D tai yra iš tikrųjų visi, taip atskirai išimti visi vitaminai, jie yra labai informaciniai. Žmogui yra nupieštas paveikslas, jis yra įtikintas ir jisai betodiriškai vartoja tam tikrus produktus. Net ir tarp kitko apie energiją kalbant, kaip sakom, nėra energijos, man mažakraujystė, ar ne, visa tai yra susijęs su pervargimu, perspaudimu ir džiaugsmo neturėjimu. Kada mokiausi akupunktūros, aš buvau didžiai nustebinta, kad vitaminus kūno gali papildyti akupunktūrą. Tai yra taškai, kurie atsakingi už tam tikrą vitaminą. Ir aš tai suvokiu, kaip wow, pats kūnas gali gaminti tam tikrą vitaminą, jis gali atstatyti trūkumą, kaip yra nuostabu, tu to gali nedaryti su maistu, ar ne, ir iš tikrųjų dabar jau suvoki, kaip naivu yra iš viso galvoti apie tai, kad maistas atstatys tavo vitaminų trūkumą, kaip, nes, sakykime, akupunktūros metu į tą tašką įvedamas adata, jinai veikia tam tikrą emociją. Mūsų kūne tų vitaminų ir mikroelementų yra pakanka. Tik mes atkūrę tam tikrų organų teisingas veiklas, gebame subalansuoti savo emocijas, jausmus ir palaikyti. Jau taip jau kalbant, ar ne, reikalingų mums vitaminų ir mikroelementų kiekį. Todėl akcentuotis į tai, kokio vitamino trūksta, yra iš tikrųjų naivu ir bereikalinga. Visiškai tie tyrimai, kurie yra dabar nustatomi, kiek jums trūksta vitamino B, D, vario ir taip toliau, jie yra visiškai netikslingi. Tai yra vėlgi, aišku, jūsų valia, mylimiai rinktis, jeigu jūs norite, jeigu jums taip trokšta širdis, prašom, bet iš esmės tai yra netikslinga, todėl kad tai sukelia žmoguje stresą. Net ir sveikas žmogus pradeda jaustis nesveiku, nes jam kažkas trūksta. Taip yra formuojama trūkumų sąmonė negausos. Taip nėra kuriamas ryšys su Dievu, yra nutraukiamas ryšys pasitikėjimu, kad tu esi visko pilnas, pakankamas. Tai yra brukalas į mūsų kūną reikalingos chemijos. Arba ieškojimas tų dalykų, kurie yra visiškai žmogui nereikalingi šiuo metu. Ir tas pats vitaminas D, iš tikrųjų tai yra vėlgi sukurta iliuzija. Jeigu pagal tyrimus 90% žmonių trūksta to vitamino D, tai yra apie ką? Apie tai, kad tai yra norma. Nes iš tikrųjų, jeigu dauguma žmonių tai turi, tai mūsų tradicinė medicina kaip ir skaito, kad tai yra normalu. O iš tikrųjų trūksta mums ne vitamino D, trūksta mums to džiaugsmo. Ir sako, vitaminas D džiaugsmo, ar ne vitaminas, tai trūksta mums džiaugsmo. Džiaugsmo mes nesukursim bėgdami į kiną, į koncertą, į spektaklį, būdami tarp žmonių. Džiaugsmą jūs sukursite tada, kada jūs gyvensite harmoningai, kad jūs klausysite savo kūno, kada jūs turėsite Dievą savo širdį. Ir vitamino D trūkumas, jeigu mes taip kalbam, tai vėlgi aš perfrazuočiau tai, kad jums tiesiog trūksta džiaugsmo. Jums tiesiog trūksta šviesos. Iš kurgi tą šviesą gauti, ar ne, kada žiema? Yra labai puikios meditacijos, kada jūs galite patys tiesiog matyti, jausti, būti saulės šviesoje. Jūs galite matyti, kaip saulė jūs šviečia. Galite matyti, kaip jūs prisigeriat nuostabią saulės šviesos. Jūs galite jausti, kaip saulės šviesa paliečia bet kurį jūsų kūną. Tiek etarinį, mentalinį, fizinį. Jūs galite jausti tą šviesą, saulės šviesą savo viduje. Jūs galite jausti didžiąją šviesą, Dievo šviesą. Dievo meilę ir visu tuo pripildyti savo kūną. Patikėkite manimi,
kaip tai yra veiksminga. Tai sureguliuoja jūsų kūno harmoniją, sureguliuoja jūsų emocinę pusiausvyrą. Tai pripildo jūs saulės šviesos, pripildo jūs džiaugsmą, kas bet kuriuo atveju, kaip mes sakom, pakelia feminino lygį. Tai iš esmės reikia tik tiek, kad jūs jaustumėtės sveiki ir laimingi. Dar keletą žodžių apie sąmonę. Labai trumpai, galvoju, kad rašysiu atskirą video apie tai, kaip žmogus klaidingai įsivaizduoja, kad per akimirką, per kažkokį kursą, per kažkokį mokymą pakels ir išplės savo sąmonę. Kaip jis staiga gali nušvisti. Reikia atskirti tokius dalykus, kad žmogus greitai gali pakelti savo vibracijas. Labai žemai, labai aukštas. Kartais tai užtrunka tik sekundės dalį. Tačiau sąmonė yra plečiama visą gyvenimą. Net visus gyvenimus. Jeigu jums kažką žada, kad jūs čia pat nušvisite, yra klaidinga. Apie sąmonės plėtrą. Kas tai yra? Kaip tai atskirti? Kaip vis dėlto pradėti tenkintis savo gyvenimu, savo pasiekimais, nustoti mėgdžioti ir bėgioti. Net, sakykime, nepavydėti, bet stengtis būti kaip kitų, matyti daugiau, girdėti kitų daugiau, įsivaizduoti, jausti. Ir visą tai žmogų priveda prie liūdesio, prie nusivylimų, prie tų žemų vibracijų. Neikite, nebūkite, neklausykite. Tai yra netiesa. Jūs turite pereiti savo gyvenimą, turite patirti. Ir per patirtį, per suvokimą, nes sąmonė tai yra suvokimas. Per tai jūs praeisite savo sąmonę. Ir taip jūs artėsite prie Dievo. O šiandien aš jums labai linkiu nurimti, susilyginti su gamta ir šitoj ramybėje, ramiai. Saulėgrįžos. Aš esu